aš gero atiduosiu 5 PlayStation. Einame su pirmąjį ratą. Sveiki, 8 valanda. Priminsiu dabar lengvai taisyklėlės. Atsidarysiu spin the wheel ratą, išsuku, išmeta man žmogaus vardą. Jeigu tas žmogus yra šitam čiate, jisai man parašo sveikas esu ir man tada atsiunčia apmokėjimo nuotrauką į Instagramą. Visam šitam procesui, kad tu atsirastum, yra skirtos 2 minutės. Jeigu žmogus neatsiranda per 2 minutės bent čiate, tu tiesiog būni panaikintas į sąrašo ir sukam sekantį kitą žmogų. Tai bus antras atiduotas 5 PlayStationas per 3 mėnesius. Na ir kągi, einame sukti pirmąjį ratą. Važiuojam. Ratas sukasi. Ir nugalėjo Žilvinas Musiulis. Ar yra šitam čiate Žilvinas Musiulis? Dabar šitas žmogus turi 2 minutės atsirasti šitam čiate. Jeigu jisai atsiranda, jisai turi atsiųsti man apmokėjimo nuotrauką, kur atliko apmokėjimą, tai yra donationą į mano Instagramą apsistumęs ir jisai laimi 5 PlayStationą. Praeitą kartą, kai atidinėjom 5 PlayStationą, kas atsitiko, tai net 5 kartus žmogus nelaimėjo. Viskas, nėra jo čiate, einam sukti kitą nugalėtoją. Ar jūs pasiruošę? Būgnai. Ir sekantis nugalėtojas, kurio spėjau irgi nebus, arba bus, nežinau, Arnas Jankauskas. O nebuvo, kad čia pačioj pradžioj buvo Arnas Jankauskas ir mes šnekėjom su juo čiate. Jisai pats pirmas parašė į čiatą Zdarova direktoriau. Nu tai dabar direktoriau, kur tu esi? Esu, na. Gerai, seniai, dabar liko tik tai paprasčiausia dalis. Atsiųs iš banko man į Instagramą skrinčiotą už apmokėjimą, kad tu padarėjai apmokėjimą. Gerai, trumpas pokalbis su nugalėtoju. Sveikas, Arnai. Sveikas. Dai, pasakyk, kad tu netoli Kauno gyveni. Netoli. O tai kur tiksliau čia reikės man atsirasti? Galim, pavyzdžiui. Pasaka, nes aš ko labiausiai bijojau paskutinį kartą. Va, prašau, nugalėtojas, karočią, nežinau kaip man. Ko aš labiausiai bijojau, karočią, laimės kažkada žmogus iš kokios Klaipėdos. Nu tai pizda, 300 km važiuot, kad pleisteką paduot, tai yra čia pats didžiausias nusikaltimas, kokį galima padaryti. Dabar tavo paskutinė užduotis yra susigalvoti, kada tau yra patogus laikas, man parašai, mes susitinkam, padarom šitą dalyką, transactioną, suspaudžiam rankom, karočią ir viskas. Tvarkoj. Buvo labai malonu ir laukiu iš tave žinutės. Iki. Ir šiandienai tiek, šiandieną iš manęs tiek. Dar kartą linkėjimai Arnui ir susitiksime. Taigi šiandieną ta diena, kada važiuoju teikti 5 PlayStationą nugalėtojui. Dabar yra be 20:12, varau iki topo centro, įteiksiu, pasidarysim nuotrauką, jisai sakė, kad nenorėtų filmuotis, norėtų, kad veidas būtų užblurintas, bet mūsų bendrą nuotrauką rasite pas mane Instagrame. Jis sakė, ne kamerų žmogus, bet jo, kelsiu mūsų nuotrauką, užtaginsiu jį. Ir važiuojam, greičiau nėra ko laukti, neverskime žmogaus laukti, baisiai noriu miego, pirmas dalykas, bet lekiam. Viskas, atvarėme lokaciją, einam susirasti žmogų, einam paslimą, perkam pleisteką, atsimuojam rankom ir lekiam, tada galimai pamytinti su Rimkum, bet na jau čia jau kita tema. Dabar pas kitoj Rimkus. Karočią, tai va, atvarėm pasimėm 5 pleisteką, rašysim slimą į leasingą ant jo, karočią. Ne, juokauju. O kaip ir minėjau, tu sakai, nenori, nefilmuotis. Jisai sakė, nenori, tai mes tiesiog pasidarysim nuotraukėlę ir bus ramu, karočią, ir viskas. Mokėsim kaip visada su Baibito kortelė, bus. Iš manęs išėjo, dar pralauks limai, gal dar čia dar bus. Kiek tu įmesi, už kiek tu dalyvavai? Už 4,5, va 4,5 pavirto į 100 vėrtų pasidaugino. 5 PlayStationą atidavėm žmogus, jis jam 2-3 metais, jis nenori filmuotis, visiškai suprantu. Mano Instagrame ir šiaip čia bus mikrofono nuotraukėlė. Dabar aš einu savo reikalų tvarkyti, nežinau, jaučiu toliau nefilmuosiu, nes tipo aš su Rimku nesitariu, kad čia Rimku mes čia į kažkokį blogalį kažką, bet šoku į mašinėlę ir mes lekiame toliau blemo, bet su 16 Pro Maxu man čia kažkokią baisį temą filmuoti, žinokit. O jeigu ir jūs norite laimėti
panašius prizus, ką jums reikia padaryti, tai tiesiog dalyvauti mano live streamuose, kurie vyksta 8 valandą. Dabar, kai išeis šitas video, taip ateinančias 2 savaitės kiekvieną dieną vyksta 8 valandą mano YouTube kanale apsi. Nu, jūs jau ir taip žiūrite šitą video čia. Tenai vyksta live streamai 8 valandą ir ten galite laimėti va tokius nuostabius prizus. Apšvietimas kaip liaudis reikėjo, kaip nors gal va taip reikėjo du. Bet tai kas čia toks, aš paprastas žmogus. Kaip atrodau, taip atrodau. Barzda tai čia baisiai. Gerai, iki kito karto, Šaika. 8 valandą YouTube kanale apsi live streamai.